Sveiki, mano vardas Kęstutis. Šiandien jums papasakosiu, ką apie pensijų sistemą turėtų žinoti kiekvienas Lietuvos pilietis. Mūsų pensijų sistema susideda iš 3 pakopų. Pirma pakopa yra sodra. Mes visą gyvenimą mokame mokesčius tam, kad išėję į pensiją gautumėm 1/3 savo dabartinio atlyginimo. Pavyzdys, jeigu šiai dienai jūs uždirbate 1000 eurų, išėję į pensiją gausite 300 eurų. Akivaizdu, kad iš tokios sumos išgyventi praktiškai neįmanoma. Taip pat turime ir antrą pensijų pakopą, kurioje dalyvaujame nuo 2019 metų privalomai, ar ne? Ir būtent žmogus, kuris nuo 18 metų iki 65 dalyvauja antroji pensijų pakopoje, kuris uždirba 1000 eurų į rankas, būtent jo pensija turėtų pasipildyti dar 200 eurų. Bet ką noriu paminėti, kadangi privaloma antra pakopa yra tik nuo 2019 metų, kai kurie žmonės, pirmieji, kurie išeis į pensiją antroji pakopai, dalyvaus tik 10 ar 15 metų. Dėl šios priežasties jie turės ne 200 eurų papildomai, bet 100 eurų prie savo pensijos. Matome, 400 eurų nėra labai didelė suma šiandienai, o kas bus, kai mes išeisime būtent į tą pensiją po 10, po 20 metų. Taip pat turime ir trečią pensijų pakopą, kuri šiai dienai nėra privaloma. Trečioje pakopoje žmonės taupo tie, kurie nenori būti priklausomi nuo valstybės ir dalį savo santaupų būtent atsideda ten, kad turėtų orią senatvę. Jeigu jūs šiandien uždirbate 1000 eurų į rankas, mūsų konsultantai gali padėti susidaryti veiksmų planą, kaip tą patį 1000 gauti išėjus į pensiją. Kadangi kiekvieno žmogaus situacija yra individuali, kviečiame registruotis į konsultaciją ir sužinoti būtent jūs, kokią pensiją galite gauti. Kiekvieno žmogaus atsakomybė į metus bent vieną kartą sudalyvauti finansiniai konsultacijai, peržiūrėti visas turimas sutartis ir atsinaujinti informaciją.